Gargždų Banga dar nėra laimėjusi prieš Hegelman komandą šiame stadione. Nesudėtyje. Pavojinga ataka, dešiniuoju kampu, veržiasi Gargždų Banga, Ignas Venskus smūgiuoja, Lukas Paukštė smūgį atremia, kai ten centre bėga ir Vaidas Magdušauskas. Pavyksta pasiekti kamuolį Vaidui Magdušauskui, atšoka kamuolys nuo virpsto. Nemažai futbolininkų iš abiejų komandų čia prisijungė etapą. Vaidas Magdušauskas. Vaidas Magdušauskas, jo perdavimas, Misaki Sato, baudos aikštelėje, siunčia kamuolį į vartus. Misaki Sato muša pirmąjį rungtynių įvartį. 1-0, Gargždų Banga veržėsi čia, na ir viskas vėl prasidėjo nuo to, jog Vaidas Magdušauskas prasiveržė, atliko gerą perdavimą, pamatęs komandos draugą priekyje ir tuomet jau Misaki Sato siuntė kamuolį į Luko Paukštės ginamus vartus. Dabar jau Gargždų Bangos. Smūgis iš toli, Krinskis kažko pasirinkti. Taip, dar vienas iš vartininkai, o čia pavojinga situacija, galime išvysti įvartį ir taip ir nutinka. Kauno rajono Hegelman komanda muša įvartį, 45 numeris, Artemas Šedras pelno jį ir pačioje antrojo kėlinio pradžioje Hegelman komanda atstato balansą, stato rezultatą, status quo. 1-1 dalyvavo, perdavimas daromas jau už blokį. Jo perdavimas į baudos aikštelę, čia visiškai laisvas, Misaki Sato muša kamuolį galvą, bet ten tas smūgis yra galiausiai atremiamas. Dar viena proga, bet nepavyksta gerai pataikyti. Sauskas, smūgis iš toli ir Lukas Paukštė. Dybelis pasiunčia kamuolį Donatui Kazlauskui, atsidūręs nuošalėje. Misaki Sato spaudžia savo varžovą, perima kamuolį slysdamas, 1-1, 1 prieš vartį. Vaidas Magdušauskas. 1-1, lygu, intriga čia dar visų gražumu. O čia geras smūgis, Heningas. Gavosi geras Heningos. Blogi. Radonija, Aronas Ulugvodis, naudos tačiau, o čia skelbiamas šiltukas, rungtynės baigtas, rezultatas yra 1-1, Misaki Sato pasižymėjo pirmasis, pirmajame kėlinyje 21 minutę.